Veikla įkaitina mūsų kūną, entropija yra didelė. Buda mums gali suteikti vėsinantį poveikį. O kaip jūsų kūnas įkaista? Ambicijos dėl maisto, troškimai. Kada jūs turite troškimų, tada jūsų smegenys įkaista. Pyktis, godumas, geismas. Šie dalykai jūs įkaitina. Geismas gali įkaitinti jūsų smegenis, o Budos prigimtis yra visiškai priešinga. Ji vėsina. Todėl Buda sakė, yra liūdesys, o liūdesys yra dėl to, kad esate. Protas įkaista ir atvėsta, o kaip atvėsti? Jis sakė, stebėkite savo kvėpavimą. Kai nesate ramus, jūsų kvėpavimas yra labai karštas, drebantis ir įkaitis. Jis pasakė, stebėkite savo kvėpavimą. Giliai įkvėpkite ir nieko nedarykite. Tiesiog stebėkite kvėpavimą. Jūs pradėsite vėsti. Ir tai pradeda vykti. Buda vaikščiojo su savo mokiniais, jie buvo ištroškę, jie norėjo stiklinės vandens. Budos mokinys nuėjo pasisemti vandens iš tvenkinio, kuriame gyveno buivolas. Tvenkinio vanduo tapo toks purvinas, jog mokinys tiesiog grįžo atgal ir pasakė, kad vanduo yra per purvinas gerti. Buda tik pažvelgė į jį ir pasakė, ne, grįžk atgal ir pasisemk jo. Taigi, kai jis grįžo atgal, purvas nusėdo savaime. Todėl, jei jūsų protas yra purvinas, jis yra drumstas. Tiesiog paleiskite tai. Laikas mus nuramina. Laikas viską sutvarko. Suteikim savo nedidelę pauzę, kad ir ką jūsų protas išgyventų. Tiesiog sustokime, kad nurimtumėme. Jūs negalite būti neramus amžinai arba visą laiką. Nuliūdę visą laiką, jei esate liūdni, visą laiką jūs net negalite žinoti, kada esate nusiminę. Priešingai, žinojimas ateina tada, kai pavyzdžiui, sergate visą laiką, net nepajusite, kada sergate. Tada turite tam tikrų spragų. Todėl, kai tik nesate ligonis, priešingų atveju ateina žinojimas, todėl jis pasakė, kad reikia nusiraminti. Jis tiksliai nepasakė šių žodžių, bet tai mes suvokiame. Buda niekada nepradėjo naujos religijos. Jis niekada nesakė, kad aš pradedu budizmą. Ne, jis buvo sanjasis ir liko sanjasiu. Jis laikėsi visų sanjasio taisyklių, bet vėliau jis tapo atskira religija. Jis sukūrė sanghą, bendruomenę. Sangha buvo labai svarbi. Sangha taip pat padeda mums augti. Sangha išjudina visus dalykus mūsų viduje. Jie maišosi, konkuliuoja ir taip tampate stiprus. Budos laikais Indija buvo labai klestinti. Ji buvo turbūt turtingiausia šalis planetoje. Todėl tuo metu jam buvo lengva pasakyti, kad žmonės atsisakytų, paliktų viską, kad pamatytų, ar trokšta ko nors, ko negalite atsisakyti. Bet kai jūs turite viską, tik tada galite atiduoti, ar ne? Visi jo mokiniai buvo labai intelektualūs. Taip pat princas, karaliai ir panašus žmonės. Jis sakė, jog viskas yra beprasmiška, viskas yra tucha, liūdesys. Viskas yra kančia. Pasaulis yra kančia. Atsisakykite to. Viena yra tai, kad jūs patys patirsite kančią, kitą mokytis iš kitų nelaimių. Tai yra protingesnis būdas. Ar Buda mokėsi iš kitų kančios? Ne, jis to nedarė. Nėjo per kitų patirtas kančias, jis matė visą tai ir jis pasakė, kad gyvenimas yra beprasmis ir bergždžias. Ką tik gimėte, o ar tai gyvenimas? Ar tai yra tai, ką mes ketiname daryti? Ar taip nutiks mums? Tai jau atsitiko, kai matote negyvą kūną. Ir sakys taip, aš jau miręs. Tiek jautrumo tada jis pajuto, kad
kiti tam neturėjo laiko ir taip jį būdą suformavo kaip ieškotoją, Siddhartą. Tuo metu jis nerado mokytojo, todėl ėjo toliau ieškoti. Tais laikais džainizmas buvo labai paplitęs, jie pasnikaudavo, todėl jis bandė daryti tą patį. Pasnikavo, bet tai jam netiko. Tai nėra kelias į nušvitimą, tada jis pasakė, kad vidurio kelias yra buvimas kartu, viskas saikingai. Jis davė 8 sutras. Jis tapo labai populiarus, kadangi buvo iš karališkos šeimos. Todėl visos kitos karalystės pradėjo sekti jį, bet į 11 klausimų jis niekada neatsakė. Vienas iš jų yra apie Dievą. Žmonės klausė, ar jūs matėte Dievą? Kur yra Dievas? Jis neatsakė šios klausimus, todėl kai kurie žmonės pradėjo sakyti, kad budizmas yra ateizmas, nes jūs netikite į Dievą. Taip nėra, nes žmonės jau turėjo tiek daug Dievo sąvokų ir sampratų, bet jis buvo prieš visokius aukojimus. Hinduizme žmonės atlikdavo įvairius aukojimus ir tai yra daroma daugybę milijoną metų, kas yra klaidingas raštų ir aukojimo interpretavimas. Kadangi aukos nėra visur paplitusios, bet kai kuriuose raštuose sakoma, kad jūs aukojate savo gyvuliškus polinkius, užuot supratę, kad jie ėjo aukoti gyvūnų.